Evangelija yra vienijanti jėga. Jinai peržengia politinės ir kitas kliūtis. Tautinės, religinės, istorinės, patirčių kliūtis. Evangelija yra vienijanti, jinai aukštesnė jėga. Mes turime didesnę jėgą, kuri apjungia, kuri nugriauna tuos barjerus. Tai mums labai svarbia pamoka. Mums labai svarbia pamoka. Kristus keičia mus, Kristus keičia mūsų tapatybę. Pagal kūną kartais mes norėtumėm, pagal savo patirtis, pagal savo patirčių istoriją, mes norėtumėm vienas kitam arba žmonių grupiai numesti kažkokią tai dvasinę ugnį. Iš dangaus nuleisti. Jis man padarė tą, jis man pasakė aną. Mes esam pilni priekaištų, pilni pagiežos, vieni kitų atžvilgių. Galėtumėm surašyti ilgiausius tekstus, kiek mes turim įvairiausių susiskaldimų, susiskirstimų. Sąrašas galėtų būti nesibaigiantis, kaip Judėjos ir Samarijos 1000 metų ilgumo sąrašas. Nes tas nepadarė to, tas padarė tą, tas pasakė, tas nepasakė, tas pažiūrėjo, nepasižiūrėjo, ištiesė ranką, neištiesė rankos, pasveikino, nepasveikino, apkalbėjo, nunešė paėmė, pardavė, nupirko ir mes turim krūvas istorijų. Tačiau Kristus mus sutaiko. Ir kai jis mus sutaiko, jis atleidžia visas mūsų nuodėmes. Mes, žiūrėkim, kai Kristus atleidžia mūsų nuodėmes, mes jaučiamės prasmingi, mes jaučiamės verti. Evangelija mus moko, mus perkuria iš naujo, transformuoja mus. Ir kviečia mus nustoti gyventi neapykantos gyvenimą. Nustoti nekęsti savo priešų, bet pradėti juos laiminti ir mylėti. Evangelija mus jungia, o neskiria. Evangelija nori, kad mes trokštumėm ne ugnies, kuris sunaikintų mūsų priešininkus, bet Evangelija nori, kad mes trokštumėm šventosios dvasios ugnies, kuris naikintų tų žmonių nuodėmes, kuri išvaduotų tos žmonės, duotų jiems gyvenimą, atvestų juos pas Kristų. Evangelija nori, kad mes melstume tiems žmonėms dvasios aplankymo, kad tie žmonės būtų išvaduoti iš pražūties ugnies. Vietoje neapykantos Dievas nori, kad mes trokštumėm meilės, turėtumėm meilę, kad vietoj keršto mes trokštumėm gero tiem žmonėm. Dievas nori perkeisti tave ir mane, kad išrautų priešiškumo šaknį iš mūsų kitų žmonių atžvilgių.